Sveiki, aš tikiuosi pakankamai įdomių pranešimų šiandienos kontekste. Ar kartais susimastėt, kad kai kalbam apie jaunąją kartą, nemažai mes apibūdinam juos kaip neįsitraukusius, neatsakingus, nemotyvuotus ir panašiai. Aš tikiu, kad pas jūs tokių darbuotojų nėra. Ne? Tačiau per mokymus aš nemažai gaunu panašių klausimų ir ypač, kai mes paliečiam kartu skirtumus. Ir aš kartais savęs klausiu, ar tikrai jie tokie? O gal mes kažką pradėjome daryti kitaip? Galbūt mes elgiamės truputėlį kitaip, negu elgdavomės anksčiau. Kažkada, kai atsirado dokumentų valdymo sistemos, gal atsimena tos laikus, kada perėjom nuo popieriukų prie dokumentų valdymo sistemų, viena personalo vadovė labai džiaugiasi šitų pokyčių. Jis kalbėjo apie tai, kad kaip mes efektyviai pradėjome dirbti. Nebereikia išeiti iš kabineto. Viską galiu sutvarkyti vieno mygtuko paspaudimu ir nebereikia matyti žmonių. Fantastika, tiesa? Šiandien aš dar tada iš tikrųjų pradėjau galvoti, kad kada nors mums tai atsirūks. Įdomu, man buvo be proto įdomu lygiai taip pat, nes tai yra naujovė. Šiandieną turim visus dirbtinius intelektus, irgi labai įdomu, bet tikiu, kad atsirūks kažkada, ne, ir su kaupu. Šiandien, kai paklausiu vadovų, personalo vadovų, su kokiais iššūkiais susidurėt, vienas iš jų darbuotojų trūkumas. Aš nežinau, mano nuomonė tai jau nebe problema, tai jau yra mūsų realybė. Mes joje visi gyvename. Visiems mums iki vieno, vienaip ar kitaip, trūksta darbuotojų. Kažkur jie dingsta. Tos pačios motyvacinės sistemos, kurias naudojam, neveikia. Tie patys motyvaciniai principai neveikia dėl to, kad juos naudojasi visi. Kitas iššūkis, kurį dažnai man įvardina, tai yra įsitraukimas. Sako, jie neįsitraukia. Kodėl darbuotojai neįsitraukia? O tai klausimas. Ir aš dažnai šitą klausimą atsakau, kada tu paskutinį kartą buvai įsitraukęs į juos? Kada tu pasidomėjai, kaip jis, kaip žmogus. Darbuotojai tai jaučia. Ir greičiausiai jie šiandieną neįsitraukia todėl, jiems nerūpi todėl, kad kažkada tai mums irgi nerūpėjo. Aš savo karjerą pradėjau nuo vaikų psichologijos. Čia sutikau šiandieną pažįstamų iš savo senų laikų, labai malonu. Ir per mokymus labai dažnai mėgstu palyginti. Vaikų psichologija, verslo psichologija, ale tas pats. Vaikas, tėvas, darbuotojas, pavaldinys, sąsajų galim surasti tikrai labai daug. Jų tenai yra. Aš kažkada, kai dar studijavau, mačiau tokį tyrimą, eksperimentą. Gal teko irgi susidurti kažkam tai, jisai vadinasi Still Face. Mama su savo kūdikiu bendrauja, žaidžia, linksminasi, juokiasi kartu ir po kelių minučių tokio bendravimo jinai sustingsta. Ir parodo tą vadinamą pokerio veidą. Ką daro vaikas? Ogi jisai toliau bando kalbinti mamą, džiugina, bando ją paliesti, kartais visai pabando ją paliesti, gauti nors kokį dėmesį. Kai negauna to dėmesio, jisai pradeda pykti. Jisai jaučiasi ignoruojamas, jisai pradeda natūraliai pykti, verkti, rėkti, klykti, muistytis ir atrodo, o tai vaikas, viskas buvo gerai, ko jisai čia dabar šitaip. Galiausiai nusisuka. Ir tu supranti, kad psichologinis ryšys, tas santykis, kurį turėjo mama su tuo savo kūdikiu, dingo. Jo nebėra. Gal kažkam tai ir juokinga, bet aš tai matau viens prie vieno tai, kas vyksta šiuo metu mūsų darbo rinkoje. Gaunam Still Face iš vadovų, reaguojam. Darbuotojai iš tikrųjų elgiasi labai panašiai. Jie pradžioj bando, siūlo savo idėjas, bando bendrauti, bando kažką tai padaryti, bet jeigu negauna jokio atsako, jaučiasi ignoruojami. Kai jaučiasi ignoruojami, pradedam pykti. Atsiranda konfliktai, atsiranda įvairiausi dalykai, atsiranda ginčai, kažkodėl tai šurmulys kažkoks. Po to, kai vis tiek negauna jokio atsako, jie atsijungia. Mums kartais atrodo ramybė. Viskas fainai, viskas gerai, juk ramu, nieks nesipyksta.
bet iš tikrųjų niekam ir nerūpi. Žmonės atšąla. Lėtai, bet užtikrintai. Ir kartais, jeigu sąžiningai, man norisi pasakyti, sąžiningai norėtųsi išrėkti. Mylėkite žmonės ir jums jų netruks. Bet mylėkite žmonės, tie, kurie dirba, nes be jų jūsų nereikės. Mums svarbu, tai yra kuras, kurį mes duodam. Ir kaip bebūtų, didžioji dauguma šiandien vadovų, jie gimsta iš ko? Iš specialistų. Teisingai. Mūsų karjera dažniausiai yra geras specialistas, šaunuolis, štai tau prizas, būsi vadovu. Fantastika. Tiesiog specialisto fokusas yra koks? Skaičiai, galbūt transportas, procesai ir panašus dalykai. Tapus vadovu pasikeičia fokusas. Ir fokusas tampa žmogus. Fainai, jeigu tau patinka jie. Šiandien kalbėjau, sakė, man patinka šuniukai labiau negu žmonės. Jeigu tokia situacija, tarp kitko, labai dažnai vadovai pasako, viskas gerai, bet kaip užknisa žmonės, atsiprašau iš karto šitą žodį, bet kaip, nervuojate žmonės, jeigu jų nebūtų, būtų daug lengviau dirbti. Dažnai vadovai sako, aš nežinau, ką daryti. Aš juk esu skaičių žmogus. Nu, mokinkis. Ką aš galiu pasakyti? Atėjai į šitą vietą, tai mokinkis. Tavo fokusas yra žmonės. Ir santykio kūrimui mums reikia 3 dalykų. Tai matomumo, kad tave matytų, kad tu būtų matymas, kad tu sugebėtum užjaust, atjaust, empatiją parodyti ir be abejo padėkoti. Tik 3 dalykų tam, kad tu galėtum sukurti santykį. Tam, kad tu nebūtum vien tik skaičių žmogus, bet truputėlį galbūt jau ir žmonių žmogus, kas turėtų būti bet kuris vadovas. Aš tikiu, kad kalbu personalo specialistams, žmonių žmonėms, teisingai. Labai daug naujo kažkokio, tai tikrai nepasakysiu. Tačiau aš duosiu 7 būdus, kurie yra pakankamai paprasti. Jie yra žinomi, jie yra aiškus, tačiau kokybiškas jų atlikimas dar yra totali naujiena. Ir pažiūrėkim, galbūt kartais ir jums viena kita mintis nebloga šaus. Taigi, girdėjau šiandieną, keliat, mačiau rankas, kad klausimas, kaip laikaisi, turi vis dėlto pagrindo, teisingai. Tai pirmas mano patarimas arba būdas tiesiog paimti ir paklausti, o kaip tu? Paklausti ne šiaip kažkur tai koridoriuje prabėgant ir gaunant tą socialinį refleksą gerai, bet iš tikrųjų pasigilinant, pasidomint, pamatysite, kad žmonės kartais tyliai klykia. Reikia juos tiesiog išgirsti. Ir mums to trūksta, kaip bebūtų, tiesiog, kad kažkas pasidomėtų, o kaip tu šiandieną laikaisi. Antras būdas arba punktas mano šiandienos, aš kažkada parduotuvėje pamačiau žaislą. Ir žinau, kad mano sūnui labai patiks. Aš jau nupirkau. Automatiškai paėmiau, nupirkau, atėjau namo, tokia visa apsipatenkinusi. Padaviau aš jam, jisai be abejo labai laimingas, nes tikrai jam tas žaislas patiko. Ir jisai sako, čia man už ką? Tuo metu aš leptelėjau dėl to, kad tu mano sūnus. Bet šiaip tas už ką man dar ilgai su manim keliavo ir kaip suprantate, iki šiandien dienos atkeliavo, jam jau daug daugiau metų. Man kyla klausimas, ar darbuotojai komandose, įmonėse gauna pripažinimą už tai, kad jie yra mūsų darbuotojai? Ar jiem vis dėlto reikia jį nusipelnyti? Ar jie gauna pastebėjimą kažkokį, kuris gali būti iš tikrųjų daug vertingesnis negu bet koks bonusas? Galbūt ir nepasiekė rekordinio rezultato, bet stengiasi iš visų jėgų. Žmonės tada padaro daug daugiau
negu bet kokia darbo sutartis jiems liepia, kai jie jaučiasi vertinami ir matomi ir svarbus. Kaip ir sakiau, tikrai nieko naujo, bet tiesiog galbūt šiandieną priversiu vieną kitą susimastyti. Trečiasis punktas. Mes dažnai turim įvairiausius asmenis follow-up, žiūriu, kad ten ne visi matosi. Mes dažnai turim įvairiausius aptarimus. Aptarinėjam projektus, klausimus susirinkimuose, vieną aptariam ir bėgam į kitą. O gal verta būtų sustoti ir paklausti, o kaip sekėsi tame projekte tau? Ką tu naujo sužinojai apie save, apie savo komandos narius, ką tu išgyvenai? Gal tai bus šansas žmogui pasakyti, kad tai buvo didžiausias ir sunkiausias projektas mano gyvenime, o gal tiesiog pasakys pats įdomiausias ir man norėtųsi tokių daugiau. Bet mes juk neturim laiko, teisingai mes einam prie sekančio projekto, sekančio punkto, sekančios problemos. Ir žmonės jaučiasi kartais tiesiog nereikalingi, nes jie atlieka tik tai KPI-sus, nepasiekia tam tikrus. Kokia didžiulė paslaptis tai bebūtų, darbas bet kuriam čia esančiam ir bet kuriam žmogui yra įrankis asmeniniams tikslams pasiekti. Visi mes turime įvairiausių asmeninių tikslų ir mes norim juos pasiekti. Neprivalo darbuotojai būti jūsų verslo fanais. Jie nori tiesiog žinoti, kaip veikla, kurią jie užsiema, priartins juos prie jų asmeninių tikslų, kuriuos jie turi. Ir jeigu mes žmogui, kuriam labai svarbu lankstumas, nes jisai nori nuvežti iš ryto vaiką į darželį, vakare pasimti, sudalyvauti kalėdinėse tose glutėse ar kitose šventėse, pasiūlom karjeros kopečias, tai yra nemeilė, tai yra tiesiog klaida. Ir žmonės tą jaučia. Įtraukimas į sprendimus. Yra toksai pasakymas, tokia, kas coachingų kažkiek tai užsiemat ir žinot, yra coachingo viena nuostata, kur sako, kad 100% žmogus gali įsipareigoti tik tai saviems sprendimams. Ką pats nusprendė, jeigu jisai nusprendė, tai įsipareigojimas galima 100%, jeigu kažkas primetė, nesitikėkime. Tai niekas nemyli plano, prie kurio neprisidėjo. Paprastas dalykas, nuomonės paklausimas, įtraukimas į tam tikrus sprendimus gali atnešti daug naudos ne tik tai pačio projekto sėkmei, bet ir santykiui, tam ryšiui, kurį mes kuriam su žmonėmis. One-on-one-ai. Kažkas man sakė, kad šiandieninė mada. Aš manau, kad tai yra tiesiog būtinybė. Tai yra vienas iš tų vaistų, kur, kaip sakėm, truputėlį mūsų tas pasaulis toksai kitoksai jau tampa mums tikrai būtinas. Bet jeigu tie one-on-one yra tik tai tada, kai turim problemą, arba turim kažkokių klausimų, ką labai dažnai girdžiu, kad neturiu aš jokių klausimų, tai ir nedarau tų one-on-one. Jeigu jie yra tik tai tada, tai yra nesantykio kūrimo įrankis, kas yra iš tikrųjų pagrindinis tikslas sukurti ryšį ir santykį, o problemų sprendimo įrankis. Gal padarykim one-on-one be plano, kada tiesiog atsisėsim vienas kitam į akis, pažiūrėsim ir paklausim kaip tu. Gali būti, kad tikrai stebuklų išgirsim ir daug įdomesnių dalykų, negu kai turim aiškius planus ir aiškias agendas, kurias norime pasiekti. Ir paskutinis mano punktas, aš praeitą pavasarį, kaip tik panašiu metu, baigiau Harvardo verslo mokyklos studijas ir tų studijų metu visą vieną savaitę skiriam tokiem žodžiams. I don't know. Aš nežinau. Kaip priversti vadovus, kiek įmanoma dažniau, pasakyti šios žodžius? Nes juk vadovas viską žino, viską moka, viską gali. Tvirtumas ir stiprumas yra jėga. Ne. Pažeidžiamumas, prieinamumas emocinis yra tai, kas kuria ryšį. Yra tai, kas skatina žmonės pasilikti, kai iš tikrųjų norisi bėgti. Kada tavo vadovas gali pasakyti, aš nežinau, man irgi sunku, bet mes esam kartu ir kažką sugalvosim. Tu supranti, kad dėl šitų žodžių tu gali tikrai pasilikti. Niekas nepasilieka ten, kur yra nemylimi.
Mes investuojam labai daug į įvairiausias technikas, į įvairiausias programas, įvairiausius sprendimus. Tačiau žmonės neišeina dėl to, kad jam programa neveikia. Jie išeina dėl to, kad jie nepraranda ryšį ir jaučiasi nereikalingi. Aš šiandieną galvojau, jau turbūt 5 pabaigas turiu, kaip čia pabaigti dabar. Ir galvoju, žinot, čia ne vištos ir kiaušinio klausimas, galbūt pradžioje rezultatas, paskui žmonės. Čia visada, pirmiausia žmonės. Ir linkiu, kad nepamirštumėte to, mylėtumėte juos ir jums jų tikrai netruks. Ačiū labai.